Tai sakykit, tobulų rungtynių ko gero nebūna, ne? Bet šiandien ar matėte prie ko prikipti prie savo auklėtinių? Nu, atkarpos buvo tikrai labai gražios. Tiek gynybai, tiek puolime. Buvo atkarpų, kur galėjau tik stebėti ir nebuvo ko prikipti. Vakar rungtynėse su Vyčiu taip pat pradėjote tokiu uraganiniu puolimu, ar ne? Šiandien lygiai tas pats, 33 taškai per kėlinį. Kuo tai paaiškinti? Gerų pataikymų, gerais sprendimais puolime. Gerų darinių išpildymų ir vienas kito pojūčio. Šiandien aikštelė matėme akivaizdų Marijampolės komandos aukštų ūgių dominavimą. Ruošitės tą išnaudoti? Žinoma, kad taip. Po traumos atsigavęs Antanas Udras šiandien ko gero sužaidė geriausią sezono rungtynes. Kaip vertinat jo pasirodymą? Vertinu gerai. Džiaugiuosi, kad jis po truputį atsiguldinėja. Vis tiek jisai ilgai nežaidęs krepšinio. Pilnavertiškai vadinkim. Tai jam reikia laiko, kad pilnavertiškai atsigaut, kad pajust. Prisitaikyti reikia jam. Tai jam truputį reikia laiko, bet jis eina į priekį. Milžiniška pergalė. Po tokių pergalių nebūna sunku vėl atsigauti, nusiteikti kitoms rungtynėms? Ne. Pas mus kompanija yra, vadinkim taip, sveikai mąstanti, blaiviai mąstanti. Jie supranta, kad jeigu nebus maksimalios pastangos, tai nebus akivaizdaus kažkokio tai. Arba iš vis nebus pergalės. Jie žino ir jie nėra problemų čia, kad kažkur trūksta maksimalios pastangos. Visi kiekvieną kartą nori maksimaliai viską daryti. Ačiū Jums.